Šiandien atliksime 2 pratimus, tai būtų pristūmai su štanga ir pečių stūmimas su štanga. Tai pirmas pratimas būtų pristūmai su štanga. Šiame pratime dirba visi kojų raumenys, tai dirbtų keturdalis raumuo, dvidalis raumuo, blauzdos raumenys, įjungima nugara ir pilvo presas. Šitą pratimą darant reikėtų žinoti, kad kojos turėtų būti pečių plotyje, žvilgsnis turėtų būti tiesiai, negali būti aukščiau arba žemyn, nes gali prarasti pusiausvyrą, gali nukristi, susižeisti. Rankos turėtų būti padėtos ant štangos. Toliau pati štanga turėtų būti už galvos, ant trapecinių raumenų. Patį pratimą atliekant turėtų gautis 90 laipsnių kampas. Nepamiršti kvėpuoti, tupiant įkvėpti, viršui iškvėpti. Tai parodysiu, kaip atliekamas pratimas. Kaip ir sakiau, kojos pečių plotyje, pati štanga ant trapecinio raumens. Dabar žiūrėti tiesiai ir daryti pratimą. Tupiant įkvėpti, viršui iškvėpti. Prašom padaryti. Taip, gerai. Kojos turėtų būti pečių plotyje. Gerai. Galime tūpti. Truputį tupėme giliau. Galbūt neišlaipti kampas. Labai gerai. Taip, nepamirštume kvėpuoti. Žvilgsnis turi būti tiesiai. Labai gerai. Labai gerai. Galime padėti. Šitą pratimą nerekomenduočiau atlikti, jeigu turite sąnarių problemų, nugaros traumų, nes tai labai apkrauna. Aišku, galima šito pratimo modifikaciją, galima pasidėti suolelį ir galima nepilnai daryti patį pratimą, neapkraunant kelio sąnarių. Tai tiek. Antras pratimas būtų stūmimas štanga nuo pečių. Ką reikia žinoti apie šitą pratimą, tai kad nugara turėtų būti įspausta prie suolelio. Kojos turėtų būti 50 aukštumos, tvirtai, 90 laipsnių kampu. Pačios rankos turėtų būti plačiau negu pečių plotis. Pačią štangą paimti, leisti link krūtinės viršaus, čia, ir viršui tiesiant rankas iškvėpti. Įkvėpiant, iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti. Šito pratimo gali būti taip pat kelios modifikacijos. Šito pratimo gali būti modifikacijos, tai galima daryti atsistojus ir galima daryti taip pat atsisėdus, bet su rancelis. Bet gal padarysime atsisėdus su štanga. Taip, prašom kojas tiktai pagrindą. Štangos plačiau negu pečių plotis. Labai gerai. Leidžiame štangą, kreipčiakinę, iškvėpti. Labai gerai. Taip. Šitą pratimą rekomenduočiau atlikti 3 serijas, po 10-12 pakartojimų, tada judėsim, galite daryti.